Švietime panašu šviesos ir toliau mažai. Po ką tik įvykusio 10-okų lietuvių kalbos pasiekimų pagrindinio patikrinimo aiškėja, kad ne visų mokinių darbus bus galima įvertinti, mat beveik 500 vaikų rašiniai dingo. Švietimo agentūra leidžia suprasti, kad klaida ne jų, o mokinių atsakomybė. Pedagogai ir mokinių tėvai su tuo nesutinka. Kas laukia tų mokinių, kurių darbai sistemoje neatsidaro, domėjosi Augustė Valentinavičiūtė. Nuo išsvajotų vasaros atostogų skiria tik kelios savaitės mokykloje. Lietuvių kalbos ir matematikos pagrindiniai patikrinimai, dar vadinami pupais, įvyko. Tad dauguma mokinių jų atsiskaitė ir taip priartėjo prie mokslo metų finišo. Turėjom techninių nesklandumų per bandomai matematikos patikrinimą, kai negalėjome laiku, sutartu laiku prisijungti, bet pagrindinėje sesijoje nesklandumų nebuvo. Tačiau netruko paaiškėti, jog trukdžių buvo ir rimtų. Beveik 500 lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo rašinio dalies darbų pasimetė. Pedagogai dėl tokio liapsuso laukia švietimo agentūros atsiprašymo. Jeigu jau kalta iš tikrųjų sistema nesutvarkyta, vadinasi, tai yra NŠA darbo brokas, tai būtų labai garbinga viešai atsiprašyti mokinių ir jų mokytojų. Atsiprašymo negirdėti. Nediskutuojame apie tai, kieno pusėje yra atsakomybė, mes šiandien esame susitelkę sprendimui rasti. Švietimo agentūra leidžia suprasti, kad klaida ne jų, o mokinių atsakomybė. Mat tie 510-okų esą viršijo nustatytą 90 minučių trukmę rašinį parašyti ir mygtuką pateikti paspaudė praėjus nustatytam terminui. Tad į sistemą darbas nenukeliavo. Remiantis skaičiais, kurie sako, kad 98% buvo aiški informacija, ką jie turi atlikti sistemoje, kaip jie turėjo prisiekti laikrodžio informaciją, teigiame, kad tikrai pasiekimų patikrinimas vyko maksimaliai sklandžiai. Pedagogai ir mokinių tėvai nesutinka. Jeigu sistema leido taip suveikti, kad gali nepateikti darbo, o tu jį padarėjai, tai yra sistemos klaida, pirmiausia sistemos. Patikrinimas vyksta ne pirmus metus tokiu būdu, tai ir mokytojai ir mokiniai žinojo. Žinoma, instrukcijos yra tam tikri dalykai nenurodyti ir neparašyti. Tai šioje vietoje aš labai norėčiau, kad nebūtų kaltinami mokiniai, kad jie kažko nepadarė, kad darbas būtų išsaugotas, lygiai taip pat nebūtų kaltinami ir mokytojai. Ką reikės daryti tiems, kurių darbai sistemoje neatsirado, švietimo agentūra jau sugalvojo. Vienas iš variantų - 10-okams už rašinį skirti 0 taškų. Tai reiškia, kad visame patikrinime mokinys prarastų 32 taškus. Kitas variantas - keliauti į perlaikymą birželio 10 dieną. Tėvų tokios alternatyvos netenkina. Jeigu tavo darbo neužskaito, tai toks lieka toks apmaudas didelis ir nusivylimas. Tai sakau, ir nei prestižo neprideda mūsų visai švietimo sistemai tokie liapsusai arba tokie, sakysim, nesuvaldymai tos situacijos. Tinkamesnių sprendimų laukia švietimo specialistai. Galbūt būtų galima įskaičiuoti, pavyzdžiui, vaikui metinį pažymį vietoj to rašinio kažkaip konvertuoti. Arba galbūt būtų galima išvesti pažymį iš tų dalių, tik tai kurias jisai laikė. O sostinės Antakalnio gimnazija, kurioje bent kelių 10-okų darbai vertinimo taip ir nepasiekė, dar viliasi, kad darbai bus atkurti. Mes turime žinią iš NŠA, kad galbūt tie darbai yra išsaugoti ir jie bus pateikti vertinimui. Tai dar neprarandam vilties, kad techninis nesklandumas, apie kurį čia prieš kelias dienas sužinojome, šiuo metu bus ištaisytas. Vis dėlto švietėjai įsitikinę. Tokios klaidos tik įrodo, kad valstybinius egzaminus rengti skaitmeniniu būdu dar ne laikas. Pupas jis nėra toks reikšmingas, bet jeigu, pavyzdžiui, dingtų valstybiniai brandos egzaminai 500 nuskriaustų vaikų, kurie turėtų perlaikyti iš naujo, man sunkiai įsivaizduojamas. Kol kas visi mokiniai, kurių rašinio dalies sistemoje nėra, gauna 0 taškų. Tačiau birželio 6 dieną pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai jau bus ištaisyti. Tuomet mokiniai ir galės rinktis rašinio dalį perlaikyti ar pasilikti su tuo pačiu 0 taškų. Augustė Valentinavičiūtė.